prasidėjo rytas, taip, aš dar nespėjau atsigerti savo kavos, jau, wow, atnešk rankšlas ir taip, aš galvoju gerai, nusprendžiau išeiti į kitą kambarį, kažką kitą daryti. Bet jis mane pradeda kabinėti. O, atnešk rankšlas, tai greičiau! Sveikos atvykę į mūsų podcastą. Kodėl sveikos atvykę? Sveikus atvykusios, ne? Nu gerai, šiandien matau, jau nebus gero podcastą. Bet žinai, gerai atrodai, tikrai atrodai kaip nulieta. Aš dabar galvoju, tai galėjau savo raudonas kojines kalėdinės užsidėti. Aš taip šventiškai labai nusiteikus, nes kai šitas podcastas išeis, tai bus likę ten vos kelios dienos iki kalėdų. Atrodai kaip undinė kokia. Tai va, tai toks mano imidžas. Ir dar gėlytę prisiderinau. Man labai patinka, kai viskas būna gražiai suderinta. Gal galiu nežiūrėti kamerą, žiūrėti tik į tave. Oho. Jis vaidina, žinokit, kaip aš užsidėjau šitą outfitą, kai mes dar valėm vaikam dantis. Ir taip vieną akim tik tai pakėlėkis ir viskas. Sakau, tai nors kokį komplimentą. Ir tada dar kartą praėjau nieko, o dabar atsisėdęs prieš kamerą geriausias vyras. Tai nevaidinti. Tiesiog buvo busy, reikėjo daug visko busy. Kai moteris išeina su raudonu, kaip norėtų outfitu, tu negali būti busy. Lūpų nebuvo raudonai susidažyti, tai tas dar pridėti. Pasidažykit raudonai lūpas. Aš niekad nesidažau raudonai lūpų. Tai va, tu turėtum. Tai kai pasidažau, tai labai patinka visiems. Visiems, kas? Stop. Visiems? Visiems, aš dažnai, man kartais sako, aš ten kažkokiam susitikimą buvau, sako, Rūta, negaliu nuleisti akius. Bet čia moteris ar vyras sako? Koks tau skirtumas? Va, aš dabar norėčiau. Gerai, tai šiandien dienos mūsų tema. O kokiam susitikimui? Kada tu ten buvai? Šiandienos mūsų tema yra... Mes nusprendėm pasidalinti su jumis labai asmeninę tokią patirtim ir aš einu į psichoterapiją dabar jau kokius 2 mėnesius ir kažkaip tas atnešė įvairių tokių pasikeitimų į mūsų kasdienybę ir santykius. Tai aš kažkaip galvoju, šita tema turėtų būti jums labai vertinga. Ar terapija padeda santykiams ir gyvenimui? Jo, pasikalbėsim apie tai, nes kažkaip aš matau, kad šiais laikais mes visko labai daug turim, labai daug keliaujam ten, daug galim sau leisti, bet iš tikrųjų labai dažnai nukenčia ta mūsų tokia ramybė, nukenčia santykiai, nukenčia ta tokia, nežinau, harmonija tokia. Ir aš kažkaip, praeitais metais, tai yra šiais metais buvau pasistačius tokį tikslą, kad noriu ne tik visų tų išorinių pasikeitimų, tokių, dar daugiau keliau, dar fainiau, dar norėjau, kad ir geriau jausčiausi kažkaip. Tai gerai, kodėl tu šis pradėjai eiti dabar, vat? Mes, tarp kitko, į terapijas šiaip mes pradėjom jau senai, taip, kaip, sakykime, mes net santykius savo pradėjom nuo tokio kaip pusiau terapinio saviugdos per brūkšnelį ten dalykų. Tai paskui atėjo tarpas, kai mes neėjom visai niekur. Jo, auginam vaikus, paskui labai daug buvo buities. Ir kas tave va dabar vėl paskatino? Kas tau negerai? Iš tikrųjų, tai man viskas labai gerai. Ir kai mes su Mindaugu susipažinom, tai aš tada, keičiau viską kardinaliai. Aš buvau grįžus iš Los Andželo ir bandžiau integruotis į Lietuvą ir ieškojau kažkokios, vidinės laimės, kaip čia gerai jaustis. Tai tada man tikrai buvo blogai ir aš jau savęs ieškojau. Tai kas dabar? O dabar aš grinai nuėjau iš tokio išsikalinėjimo. Kaip dar taip geriau, ne? Jo, man jau ir taip labai gerai, bet aš norėčiau dar geriau. Dabar kokios mano pagrindinės problemos aš jums pasakysiu. Mindaugas galės pakomentuoti. Tu drąsiai gali komentuoti. Bet aš tavo irgi komentuosiu. Aš drąsiai ir komentuosiu. Gerai, tai mano problemos, kurios man trukdo turėti labai gerą gyvenimo kokybę, yra mano jautrumas. Sutinki ar ne? Jautrumas. Sutinki ar ne? Nu gerai, jautrumas. Mano jautrumas. Ir aš, pavyzdžiui, su to jautrumu dažnai nesusitvarkau. Aš matau viską aplinkui, kas vyksta. Ne, jinai nemato viską, kas vyksta aplinkui, jinai jaučia viską, kas vyksta aplinkui. Jinai jaučia kiekvieną myli emocinį pasikeitimą į gerą arba kitą blogą pusę, ypač į blogą. Bet taip greičiau negu kad žmogus pats supranta, kas su juo daros, jinai jau nupiešia paveikslą, kas vyksta.
Ir šiaip aš, pavyzdžiui, jeigu ten, žinot, ar dirbu su žmonėm, ar bendrauju, man kažkaip visada lieka toksai aš labai pergyvenu dėl jų rezultatų, kaip jie jaučiasi. Ir aš pati savo galvoju tokių prisukų dalykų, kurie visiškai neduoda jokios realios naudos, bet trukdo man ir miegot, ir atsipalaiduoti. Labai daug prisuka. Toks overthinkingas ir aš nešu jos paskui 3 dienas, 4 dienas. Ir man tas atima energijos daug ir nežinau, ar aš tada negaliu pilnai gyventi savo gyvenimą, nes aš tiesiog rankioju tokias visokias, kas ką pasakė, kas kaip pasijautė. Tai pirmiausia, mano buvo intencija susitvarkyti su to jautrumu ir man buvo įdomu, ar galima save kažkaip greičiau nuraminti, negu kad aš pati nuraminu. Tai ar tu turi jau? Jau, žinokit, visai neblogai. Gerai, tai kita mano problema, mūsų problema, dabar bendra problema, buvo ta, kad dabar Mindaugas greit supyksta. Aš nesupykstu. Dabar šito žodžio jau supyksta Mindaugais nebebus. Nes man terapeutė paaiškino, kad jis nėra greit supykstantis, jis yra koks, pasakyk pats. Tada. Aš esu impulsyvus. Šitas, tarp kitko, atrodo minor dalykas, bet jis šitas padėjo. Jinai į mane dabar nežiūri kaip į kažkokį greit užsiplės, kad ten, pažiūrėjom su mažinė, kažkas ten užlenda, aš susineraminu. Jinai ten sako, koks tu. Aš esu impulsyvus. Pas mane greitai išsireiškia emocija ir jinai greit praeina. Taip. Tas iš tikrųjų tiesa, nes anksčiau būdavo taip, kad jisai ten kažko nepatenkintas ir aš iš karto galvoju, kodėl reikia taip pykti, kodėl nežiūrėti gyvenimo pozityviai, tada aš jam pradedu kniust protą ir tada mes žiauriai susipykstam. Aš nežinot, ką aš sakau. Aš tada sakau, tai kas tu nori, kad aš čia būčiau kažkokiu... Slėpčiau savo jausmus. Kad tu nori, kad aš visą laiką išsišiepęs vaikščiočiau, ar ten dar kažką, sakau, aš irgi turiu jausmus, mane ir užknisa daug dalykų. Ir tada užsiveda, jinai sako, ten savo vienu žodžiu užsi. Tai paskutiniu metu šito sumažėjo. Tai kur yra investicija. Tai ką tu darai? Tai dabar, jeigu aš ten impulsyviai į kažką sureaguoju, tai ką tu darai? Aš žinau, kad iš karto nedalyvauju. Aš atsitraukiu fiziškai, nes, žinot, ką duoda terapija? Terapija duoda tą tokį tarpą, kad tu turi galimybę suprasti ir matyti, kas vyksta ir gali neįsitraukti taip greitai, kaip... Reaguoji ne pagal savo automatinę reakciją, vienu žodžiu. Duosiu 2 pavyzdžius. Tokius. Vienas buvo su Emutė visai nesenai, kitas buvo su Mindaugu. Jisai pradėjo taisyti kriauklę. I hate the job. Aš, žinokit, negaliu pakešti darbų. Aš jums pasakoju tiesiog tokį mini konfliktėlį, kuris jau galėjo išaukti kažką didesnį. Ir jisai taip, aišku, buvo nutaikyta į mane, nes ten aš išpiliau kažkokius makaronus ir greičiausiai dėl manęs susikimša tą kriauklę. Tai net neabejotinai. Tai prasidėjo rytas taip, aš dar nespėjau atsigerti savo kavos. Jau, atnešk rankšlas. Ir taip, aš galvoju, gerai, jisai dabar darys šitą. Bus mano sugadintas visas sekmadienis. Ir aš tiesiog nusprendžiau išeiti į kitą kambarį kažką kitą daryti. Bet jis mane pradeda kabinėti. Kaip atrodo kabinėjimas? Atnešk rankšluostį, greičiau! Ir jis vis tiek nori, kad aš tame dalyvaučiau. Ir jisai nori, kad aš stovėčiau šalia ir kaip kempinė ir aš sugerinėčiau jo tas emocijas. Ir suprantu, aš jų tikrai nuoširdžiai nemėgstu. Bet šitas yra visame kame. Tai pavyzdžiui, jam užeina nuoširdį emocija, kad jis kažko nenori, o aš tada pradedu sakyti, o kodėl tu prie manęs, tada kodėl tu taikai į mane? Tai tada normali ta ankstesnė Rūta sakytų taip, ar tu taikai tos makaronus, kuriuos aš išpėliau tada? Pradėtų kabinti taip, traukt ir aš tada kažkaip... Ir tada galėtų išsibaigti šitas konfliktas. Tai jeigu nesugebi tvarkyti kriauklių, tai ko tu užvis tenai lys? Ir tada mes nekalbėtumėm kiek laiko? Iki vakaro. Iki vakaro. Ir dar aš čia laikyčiau pykti ir aš tada negaminčiau dar kokias 3 dienas. Tai va, tai ta naujoji Rūta, kuri mato situaciją, aš tiesiog neleidžiu tau išsikabinti, aš jam paduodu rankšluostį ir aš vėl išeinu. Ir aš visiškai nedalyvauju, bet aš matau savo vidum, kaip aš norėčiau dalyvauti. Ir man davė tokį lapą, sako, kai tau užeistas noras, pykti su juo, kai tu naisi tą mažą mergaitę, kuri užkiša kriauklę, sako, tu atsisėdi ir tiesiog rašai, ką tu norėtum padaryti, bet tu neveiki realiam gyvenime. Kažkaip tai, kažkas panašu. Tai aš mačiau tos lapus.
ten kažkokiam grafam prirašyta kažkas, aš neskaičiau, bet procesas vyksta. Tai mes nesusipykom, kriauklė, tarp kitko, buvo sutvarkyta. Ir nesusipykom. Ir jisai man po to sako, bandžiau tai užkabinti, bet tu nepasidavai. Tai va, tai tokia smulkmena. O Sama, kas buvo? Mes su Mute buvom taip vos nesusipykėm, buvom Alpėse ir aš ją pakviečiau pasivaikščioti. Tam buvo toks valandas haikas į kalnus, labai gražus, su kriokliais, nu tikrai taip labai. Ir mes lipame tą kalną ir Emai dabar tas etapas, kai jinai daug fotkina, siunčia draugam ir taip toliau, žinai, ten, lėktuvas. Kiekvieną žingsnį. Ir mes lipam, nu ten taip gražu, žinokit, net negalėčiau papasakot, kaip ten gražu, kalnai, viršūnės, rūkas, ten kažkur arkliai ganosi. Ir aš jai sakau, gal nori padarysiu nuotrauką tau, duok telefoną. Ir jis sako, nenoriu, vis tiek nieko įdomaus nevyksta. O čia, žinot, krioklys ir toks apšalęs. Ir man taip, kaip mamai toks pradėjo... Nedėkinga. Nedėkingas tu vaikas. Nori susivesti. Jo, ir aš taip girdžiu, kaip aš vėl krentu taip į tą tokį mažą vaiką, kuris čia įdėjo tiek pastangų, kad atvežtų vaiką į tokią vietą. Ir galvoju, vėl užsivesim. Ir aš taip matau, kad jinai žiūri tas mano reakcijas. Bet Ema mano geriausia paauglė, kokią galima įsivaizduoti. Tai jai šitas nutinka retai. Aš atsisukau ir sakau, žinai ką... Aš sakau, dabar tik tai noriu tave pulti ir aiškinti, kokia tu nedėkinga. Tai sakau, kad šito išvengti, dabar atgal mes eisim per 20 metrų atstumą ir viskas. Ir aš, žinokit, ėjau pati viena tarp tų kalnų, jinai ten kitų keliukų biškėjo, mes parėm atskirai. Ir tą situaciją aptarėm prie arbatos jau viešbutį. Tai jinai nežino, kas jai buvo užėję. Aš nežinau, kodėl aš taip greitai sureagavau, bet man tas vaikų nedėkingumas mane dažnai nukerta. Bet mes nesusipykom, jūs įsivaizduojat. Tu nemanai, kad aš ramesnė tokia darausi? Daraisi. Na, tai va, tai aš tai sakyčiau, kad tikrai aš tai tave ir skatinu eiti ir tas tikrai matau rezultatą, nes mes po to aptarėm viską kartu, jinai papasakojo, kaip kas, kokią situaciją sprendė, tai aš kažkaip irgi daug įžvalgų visokių gaunu, tai man atrodo, mums kaip porai tas visai padeda. Nu, tiesiog įsivertini, pavyzdžiui, ar geriau, kam, vat, jeigu jau važiuoji žemyn, tai gal geriau atsitraukti. Ir mes šiaip esam tokie kaip ir sugalvoję kažkodėl, kad oi, turim išlikti ir ten kapanotis po visą šitą emocinį tokį. Bet atsitraukimas iš tikrųjų gal geriau, tai tada priimi kažkokius tokius naujus elgesio modelius, kuriuos bandaisi. Tai mes bandomės. Tai man atrodo, kad tas padeda. Tai ir man vakare tai būdavo, žinot, atsigulu ir man 100 minčių, kaip tas, ką ten su vaikais, jeigu dar su Mindaugu biškai ten kažkas nepaėjo. Ir ką tu darai tada? Nu, tai man anksčiau aš iki guliu toj lovai, negaliu užmigti, nežinau, valandą dar ilgiau. O dabar kažkaip aš pradedu tvarkyti save, darau tą lėtą kvėpavimą tokį. Dar kartais užsirašau tas mintis, jeigu jos man kyla. Nu, turiu savo tokią rutiną. Ir aš kažkaip, jaučiuosi daug ramesnė ir man atrodo, aš geriau miegu. Aš dabar esu procese, tai kai aš tą visą įveiksiu, konkrečiai dėl miego, tai aš tada su jumis pasidalinsiu. Dabar aš tiesiog mokausi, nesurinkti tiek daug iš aplinkos, kiek aš surenku aplamai, nes aš dažnai darau kažką iš kalties, žinot, taip užsiveliu, kad realios naudos nedaug, o aš išsitaškau. Tai aš norėčiau būti tokia ramesnė moteris, norėčiau turėti daugiau energijos darbam ir džiaugsmui, kurį tu man sukelsi. Ir man. Nu gerai, o tai kokią, o tu norėtum eiti terapiją, tu kada nors pagalvoji? Aš ėjau į visokias terapijas. Aš nemažai praėjęs, dabar paskutiniu metu neėjau. Ir šiaip aš norėčiau, kad terapeutas, mano terapeutas, žinot, koks būtų? Kad būtų pats, vienu žodžiu, kad būtų koks sėkmingas verslininkas, kuris ten padaręs verslą, uždirbęs pinigų ir gal, nežinau, užsiima kažkokią ten coachingų terapiją per brūkšnelį. Tai tokio, ten aš kažkaip, kaip sakyt, neatradau terapeuto, kuris man kažkaip imponuotų, nes mano, pavyzdžiui, aš taip
šiuo gyvenimo etapu mano tema gyvenimo yra daugiau mažiau pinigai. Nu, tiesiog, net ne iš blogosios pusės, bet iš tokios, kad per pinigus aš galiu labai apie save suprasti ir kažką sužinoti. Tai aš dėl to kažkaip norėčiau, kad būtų į toj pusėje tas žmogus. O aš terapijų tokių kaip ar ten darbas su emocijom, tai aš nemažai praėjęs, nes aš ten kažkaip dar iki Rūtos turėjau nemažai tokių problemų. Aš šiaip bendrai manau, kad terapija, ypač jeigu randi gerą terapeutą, labai fainas dalykas, taip, nu, tikrai padeda susistatyti ir kažkaip įgalina labai. Bet suprantate, dabar tas terapeuto atradimas, nes dėl ko mes ilgą laiką nieko nedarėm su ta tema, nes mes truputį buvom nurašę, kad daug dalykų, kurias mes darėm iki tol, sakykime, pačioj pradžiai savo, tai atrodė, nu, bullshit. Labai daug yra tokių tikrai dvasinių mokytojų internete, kur ten, žinot, eilės rašo, tau ten sako, kas tam negerai, bet kažkokios realios naudos tau atspirties neduoda. Nuo visų tų ten būk momente, džiaugis momentu, iki ten įvairių tokių, kaip skėdalų, kaip aš vadinu. Jau savo vertę tokia, žinot, kaip tą vertę pajaus. Nu, čia labai plati tema, bet aš irgi... Tai mes kaip ir buvom nurašę tą dalyką, tai kaip ir dabar, aišku, eina Rūta pas tokius ne pseudo gal, o pas tokius tikrai specialistus, tai gal tas... Žinot, viskas prasidėjo nuo miego, kai aš nuėjau pas gydytoją dėl miego, sakau, kad prastai miegu, neužmiegu, ten pradėjom aptarinėti vaistus ir visą kitą, jinai sako, man atrodo, tu jokios problemos neturi, tau reikėtų tik tai padėti susidėlioti savo mintis ir kažkaip, nenešti jas į lovą ir dar į kitą dieną ir aš sužinojau apie tam tikras terapijos rūšis, kurios tikrai, gali padėti tau pakeisti tą tvarką. Tai va, tai aš esu tam procese. Ir man tikrai patinka. Bet jau einam, kaip sakyt, pas rimtus specialistus, o ne pas tokius ale ten, žinot, kur būna YouTube'ai kažką kalba ir viskas. Dar kitas niuansas, kuris jums gali būti įdomus, tai heitas, pavyzdžiui. Ne? O ką heitas? Nu, pavyzdžiui, būdavo, kad yra tam tikros žinutės, kurios užkabina ir kurios ne. Kaip tu paaiškintum tą? Per žinutės, kurias gauni ir kurios tai užkabina, tai gal faina turėt terapeutą šalia, kad per tas žinutės, kurios tave emociškai užkabina, gali vėl padaryti tokį nemažą pažinimą savęs, iš kur ateina tie jausmai, kas jo sako, kas tavo galvoj ten kalba ar ne, iš kur tie visi dalykai. Tai gražus pažinimo darbas, ne? Taip, kaip sakyt, kaip žmogus saviugdos prasme ir ką, ir tada tie dalykai kaip ir mažiau turėtų veikti, ar ne? Ar tu buvai nunešus žinutės? Buvau vieną kartą. Mes dabar kalėdinis laikotarpis, tai labai daug dirbam ir aš tikrai gavau taip nemažai žinučių ir šiaip daug žmonių buvau sutikus, kurie man turi kažkokį feedbacką pasakyti. Tokį ne patį pozityviausią. Jo, tai ten, nežinau, bet ko, ten, pavyzdžiui, Rūta, ar tu valgai, ar ten dar kažkokių, tokių labai, vieni žmonės turi tau gražių kažkokių pastebėjimų, kiti ten... Žinai, ten užmeta, tai gal jau ten, kaip ar su Mindaugu vis dar kartu, ar ten jis jau kažką susirado, visokių būna, ir net tų žmonių, kai daug matai, tai daug ir gauni to feedbacko. Tai ir aišku, mano Instagramo paskyra, nes ten irgi ateina ten apie 400 žinučių per dieną. Ir kažkaip anksčiau būdavo, ten ateina, žinot, kritikuoja, ten, nežinau, išvaizdą, ten išvadina, ten tu ten kokią, nežinau, ten menopauzinę, ten ką tu veiki, ten... Bet anksčiau būdavo, kad kai kurios žinutės taip nusėda man ir aš tada jas suku, galvoju ir taip kažkaip mane jos atima iš manęs energiją. Dabar aš tokią žinutę susiskrinšuotinu ir nusinešu į terapiją ir tada sakau, kodėl mane šita žinutė labai užkabino, kodėl ta. Ir man tas padeda savęs pažinimui ir mes kažkaip labai atskiriam, kad, čia mano jautri vieta, žinai, o paskui kita to žinutė. Ir ką tada darys su ja? Tai kas... Ir paskui mes visada pakalbam apie žmogų, kuris rašo tą žinutę, žinai. Ir kažkaip tai anksčiau aš matydavau tik tai tą dalį tokią, kuri mane kerta, žinai. Į mane kerta ir reiškia, kad su manim kažkas blogai. Dabar, kai mes tą žinutės pasižiūrim su terapeuto pagalba, tai aš matau, kad dažniausiai tą žinutę ten parašo moteris, kuri ten pati turi, tarkim, kokią valgymo sutrikimą ar labai didelę baimę pasen. Taip nepasiėmint savęs viso to guzo, o išmoksti įsivaizduoti, kas yra tas rašytojas ir atskiri, kur jos yra avarija, o kur tavo. Tai tau tą pavyksta padaryti? Aha, man tą pavyksta padaryti ir aš dabar, žinokit, kartais, net pasakysiu, laukiu tokių žinučių, nes, taip labai kažkaip galvoju, jau gal
šitas jau neberzina ir tas jau neberzina, žinai, pavyzdžiui, ten man anksčiau rašydavo ten apie tave, ką nori, žinai, dėl to amžiaus, nu, šitas mane, pavyzdžiui, visai nekabina. Dėl išvaizdos irgi mažiau pradeda kabinti kažkaip, žinai, nes visą laiką tai vokai negerai, tai tas negerai, tai tas negerai, tai va. Tai norint likti socialiniai medijoje. Labai įdomus, Rūta irgi, dar pagrįšim, kur sakė, man, kaip sakau, Rūta pasidalina, ką terapeutas sakė, man visai gera gal įžvalga buvo, kad kur rašo, ten pasikoreguok tą, ir ten vienu žodžiu korekcijos, bet ir ta terapeutė sako, tu gal pakomentuosi, sako, kad tos, kurios paskui pasidaro, tai jos dar gauna daugiau tokių visų žinučių, kad, nu, suprantat, vairė. Man labai patiko šitą įžvalgą irgi. Šitas yra įdomus. Aš jai sakau, man pastovi ten įsidedi kokią gražesnę nuotrauką ir tada rašo, oi, pažiūrėk tavo vakai, ten ar kažkokia raukšlė. Ir aš jai sakau, kodėl va taip? Ir jinai man sako, tai čia, žinok, yra smulkmenos, tai įsivaizduok, jeigu tu tikrai kažką pasidarytum ir investuotum ir savo energiją, ir pinigus, ir parodytum tiem heiteriam, kad tau tas labai svarbu, tai sako, tu daug daugiau gautum tų komentarų, kad nepavyko, nesąmonė. Ir aš galvoju, nu, čia turbūt kitą kelio nėra, žinai, žmonės ir toliau rašys. Ir tai va, tai iš tikrųjų įdomus procesas toks savęs pažinimo ir aš iš tikrųjų iš socialinės pusės gal galvoju, kad aš gal galėjau tą anksčiau padaryti. Aš tada būčiau galėjus eiti greičiau ir taip mažiau bijočiau tų žmonių. Bet tą teisingą žmogų atrasti. Tai va, tai mano tokia patirtis ir man atrodo, kad kurį laiką, va taip, nu, pasižiūrėt, kas tą kabina, visai fainai. Ane? Šaunuolį. Tai va, pradėjau dirbti su savo kažkokia stiprybė ir iš tikrųjų, žinot, kaip su metais gal tos energijos truputėlį mažėja ir norisi jos daugiau. Ir nesinori jos ištaškyti ant kokių, žinot, čipsų, vynų, vakarėlių. Ar bereikalingų reakcijų į komentarus ar dar kažkokias nesąmonės. Ar vyrą. Ne, vyrą tai reikia reaguoti iš tikrųjų, nes paskui jis nemylimas. Taip. Nemanai? Nežinau, bet man atrodo, man į tai reikėtų mažiau reaguoti. Tu ir taip gauni, bet tas reakcijas. Prisišauksiu. Aš tau kompensuosiu kitaip, kaip na. Prisišauksiu, žinai. Tai va, tai tokia mūsų patirtis šiandien. Tikiuosi, buvo įdomu. Tikiuosi, laukėt švenčių. Šventis, tarp kitko, visiškai psichoterapinis laukas, jeigu einat susitikti su plačiaja šeima. Aš atsimenu anksčiau, tai per šventės, tai kodėl neištekėjai, tai tu balta varna, tai tautas, tai kodėl vaikai, kaip... Aš tai nesuprantu, bet kaip daleisti šitos dalykus, aš kažkaip, nežinau. Tau niekad nėra tai puolės? Gal yra, sakė, bet aš kažkokia... Labai nukerta visų. Aš nukertu, aš grėtsiuosi, tas mano impulsyvumas, aš tiesiog susinervinu, tada šaunu kokią nesąmonę, ten dar bjauresnė ir tada su manim nebe... Bet matai, nu nebūtinai. Manęs paskui vengia, bet, nu, žinai. Aš tai atsimenu daugiau tokius, kad... Ai, Rūta. Bet gal moteriam labiau, matai, gal vyram vėl truputį toks, kad kitoks būna. Aš atsimenu, net, pavyzdžiui, būdavo mūsų tokie giminės nariai, kurie iš viso... Svieto lygintai, ne? Svieto lygintas dar būtų buvo pusė velnio. Bet aš buvau tokia problematiška ir paauglė, kad buvo toks, vienais metais buvo toks priimtas sprendimas mane iš viso ignoruoti. Įsivaizduoju, sėdžiu iš prie stalo, o manęs kaip nėra. Tai va, tai aš, tai kalėdų šventės yra tikrai ir streso nemažai, ir yra, nežinau, mes čia kelis metus darėm pas save kalėdas, tai laukiam irgi šeimos, atvažiuos, neatvažiuos, ir taip, Užsisuka labai jau. Šiemet aš nusprendus, kad man tokie vakarėliai nelabai patinka. Bet tėvai išvykę, tai kaip ir vėl kitaip. Tėvai išvykę, jo. Tai va, tai šiemet kažkaip važiuosim pas brolį, švęsim ten ir viskas. Tai va, tai tokios mūsų šventės, tokios nuotaikos. Ir jeigu svarstat, ką pakeisti kitiem metam, tai žinokit, tikrai rekomenduočiau kažką į tą tokį vidinį pažinimą, nes, nu, tikrai prideda kokybės. Rami moteris, geresnis gyvenimas. Rami moteris, laiminga šeima. Tai va, su tokiu tonu ir atsisveikinsim. Iš tikrųjų labai įdomu, jeigu esat turėję kažkokios patirties su terapija ir jums padėjo, tai būtinai parašykit. Jeigu nepadėjo, irgi parašykit. Aš visus komentarus skaitau ir labai jų lauksiu. Ate.
Iki, smagu.